benzo baisiai mažai, reikia varyti benzo. Aš dar nespėjau susitvarkyti, karočią, įrangos jis jau full sendina, čiavakas. Bet tu vos avarijos nepadarai. Kodėl tu manai, mano tos durelės yra įlenktos, kodėl veidrodėlio nėra? Tu esi per daug įsijautęs. Nesu per daug įsijautęs, o tiesiog tobulinu save. Man tai tas posūkis baisiausias yra. Aha, nes ten taip prie pat sienos tu turi varyti. Aš nežinau, juk tu pasitikė visą laiką taip stipriai sendini. O dabar kitas reikalas, benzo prisipyliau, iš karto atsirado daugiau traukos. Traukos atsirado. O čia saugiai buvo. Čia biški bičiukas stovėjo nuo manęs. Biški persimetam čia. Bet jau pradėjo džiūtas valtas, matosi. Jau pagauna. Jau pagauna kartais su motokiu. Tai biškutuka minusas yra. Tai kaip sakant, reikia labiau sankabą išsikirti, ne? Jo, dabar jau reikia, jau pamatysi, kai jau pagriebė taip tave, bandys mašiną ištiesinti, aš sausas asfaltas, tada turi persispirti. O dabar tas duos vaizdą. Ta mašina tokį krūvą pinigų kainuoja. Ša? Ja. Kodėl? Tai tu matai? Nu tai lipdukų prisidarė. Nu tai čia yra viskas perdaryta. Nu čia kiek kokie? 20 000. Ne? Ja. Nu, kažkas plius minus. Nu jo, Whiteboard Defenderiai. Ir va 8. O tu... O čia tai mašinėlė. Ten ta vieta prie tų bačkų yra, supranti, ten daug gumos ant asfalto ir labai mašina mėgsta tiesiog persimesti, nes ten labai slidu yra. Tai reikia labai pagautą kampą vieną. Toks. Tik dabar sakau, labai pavojingas. Dabar jau čia yra. Tai dabar žinai sunkiai palyginti. Čia visi spinina. Aš sakau, ką visi spinina, ja. Nu daug aš spinina. Čia dabar eilėmis kad praleidži, ten kitą nepraleidži. Nu irgi taip, žinai. Kas su kom nori važiuoti, žinai. Vairuotojas biški toks pasimeta kartais. Blėt įdomiai. Įdomiai.
Fainai, fainai. O nuo todėl tokių ir artumų biški ir kliuvo, tiek į veidrodėlį, kai jo nebėra, jau tiek į tas duris visur. Jo, bet kai nerti važiuoja, nėra įdomi, ne? Nu taip, nėra tokio to adrenalino. Aš baisiai norėčiau su alpinėlė irgi pabandyti. Baisiai norėčiau. 8 eurų gali čia varyti su savo alpiną. Reik padangų, visko. Visi šitam iš paskos eina atstumu tokiu didesniu. Kažkodėl tai. Nematytum kur važiuoti, nes jis tokį visą klaudą kartais. Jo, kad matytų kur važiuoti. Pala, neskipink video. Aš tau noriu kai ką parodyti. Pagaliau Lietuvoje atsirado geros kokybės ir už labai padorią kainą magnetiniai numerių laikikliai. Aš pats juos naudoju jau virš mėnesio ir tikrai nesiskundžiu, nes nėra tiesiog nukritę nei kartą. Šis produktas yra rankų darbo su labai stipriais magnetais, kurie buvo ištestuoti net ant 300 km/h greityje. Instaliacija paprasta, yra video jų svetainėje, kur rasite visą detalę informaciją. Tikrai rekomenduoju šios laikiklius įsigyti, bet paskubėkite, rekomenduočiau įsigyti juos kuo greičiau, nes vis tiek yra limituotas kiekis, kadangi produktas yra gaminamas rankomis. Nepamiršk panaudoti prieš pirkimą nuolaidų kodo Ignas. Paskubėkite įsigyti. Čia tai buvo klaus. Jau galvoju eisime į bordiūrus. Ne, viskas bomba, zaibys. Jos būna bent jau tokie formos, besitė iš viso Galvoju, kad aš aną priliečiau jam subinę. Apsižiūrėjo, nieko nėra. Čia pasijungęs esi dabar karštį, ne visą? Jo, kad, beveik visą karštį, kad kuo daugiau karščių pūstų, žinai, saloną iš motoro, kad motoro geriau biškį vėsintų. Aišku, dar yra čia tas, sakau, feno knopkė yra. Nuspaudi šitą, ten tas fenas pradeda suktis. O ko nelaikai jungės? Tai jis ir yra jungęs visą laiką. Visą laiką. Nes gali labai užkaitinti. Bet, pavyzdžiui, man tada užkaito ir irgi sprogo, nes nebuvo ventiliatorius knopkės ir ventiliatorius pats nesisuko. Čia tą knopkę pasidarėjai, ne? Jo. Yra laidai atvisti viskas, iki ten to feno knopkė nuspaudė, fenas įsijungė, suktis pradeda aušina gerai ir savo tai viską. Šitas galvokas tai belenkai gerai eina. Galėjo baigti žiauriai blogai. Ir pamatei tą raudoną, ne? Tas raudonas kažkaip išlindo į kitą pusę, vapšė sustojo, aš į jį vos neįpuoliau ir už manęs, taigi dar varė vienas žmogus ir į mane vos. Bet sakau, kažkaip išseivino visiškai. Tai gerai, nes aš negaliu dar, man neatsibosta jisai. O tai gerai, jeigu jūs pavyzdžiui viens į kitą įvažiuojate, ne? Nieko. Va tai va, susikimba rankom, ačiū visą. Bet jie, karočiui, užsideda kameras ant langų. Jau čia va, pavyzdžiui, ant kampo užsideda kamerą ir... Užsideda kameras ant langų, kad jeigu įpistų kažkas, kad matytų, kad galėtų turėtų įrodymą, deklaraciją įpistą, ne? Ja. Karočiui, editukas. Ką čia turi? Čia
žinai, dėl viso pikto, jeigu greitą kūmą atjungti. O čia? Tiesiog šaibų liko, pamiršau išsimti. Liko šaibų. Tai tą reik, va. Va. Tau reikia moment, klyjau. Aš buvau prilitavęs. Tau reikia daugiau? Reikia daugiau slėgio prisipūsti padangas, nes jau per daug biškį yra nuleistas. Man labai jau daug sukibimo gaunas, per daug sukibimo. Nu tai einam, nusileisti. Prisipūsti. Prisipūsti, jo. Aš turiu kompresorį, jeigu ką. Turi kompresorį? Jo. Aš irgi. Dabar mastau, kad jis dabar prašė 2 barus prisipūsti. 2? Aš ant 1,5 dabar važiuoju. Eik. Laikyk, va taip rankinį užtraukė, aš nežinau, biškai pasikalės, kad mašina niekur neišridėtų. Tai 2 važiuom tada. Kaip man nenurėdėsim? Žiūrėjom slėgą. Vozai visi. Dabar jaudžiūna asfaltas yra šlapia, sausa. Reikia daugiau slėgio padangose, nes buvau labai nusileidęs ant šlapio. Reikia tokio. Reikia, dabar pirmas eik matau. Ne, palik. Nemačiau tos arbatos. Biškis sušlapis tada. Prašau labai. Nu ką, prisipūtėm padangas, važiuojam toliau. Pažiūrim, kas gero bus čia. Dabar turim 2,2 baro padangose. Tai pažiūrėsim kaip vėl su 2,2. Jeigu ką, dabūsim dar iki 2,5. Jeigu ką. O jeigu ką, vapšė tada į 3 pusim ir visai bės. Pūs 3 ir viskas. Ne, gali būti, jeigu 3 pripūsi, dabar žinai, kai kuriuose vietose vapšė šlapia yra, tai gali būti, kad per daug pusių. Nu davai. Žiūrėk, tas lenda. Apsisuko, ne kad garačio mašiną susitvarkytų, jis man liuksą rodo. Kažkaip labai sunkiai, ta mašina važiuoja, atrodo toks primiręs motoras, o gal koks 2-3 benzas. Nes kažkaip jis labai taip... Arba pėsi, žinai kas yra? Primiręs. Nėra taip, kad karočią pėsi galiniai ratai, ir kokie 15-likiniai yra labai mažiukai. Dėl to pėsi taip sukasi. Tai jam kaip tik turėtų geriau velti, o jam dūsta, atrodo, ta mašina. Net jam ir velė stipriai, dėl to jis ir nepavažiuoja, nes per stipriai velė. Dėl to jis taip lėtai ir važiuoja, atrodo.
kaip, ne, ant vietos. Labai, taip ant akių labai kinta danga visą. Tai bum, kinta. Ja. Pavyzdžiui, ten vidury, dabar žiauriai slidu. Čia kažkaip normaliai. Tu, einu pažiūrėsi padangas. Ar nėra labai nusidrožusios. Paškas, zaibizai. Aš tau hidraulinį buvau užtraukęs. Labai čia ledas yra. Tai turi nuspėti. Ten kai ledas yra toj Tai vietai. turi nuspėti, tu kaip priekis, turi žinoti. Ką, prieki laimis. Jeigu nepabėgsi, tai galėsim gal dasiginti kažkaip. Mokinas. Klaipėdos gatvėmis mačiau lakstė gerai ansai. Ko tu žmogų karočią? Čia ne tas pats, kas į gatvės. Kaip tas žodis įskundti žmogų. Gatvėse kažkaip lengviau. Tipo neleidžiu dėti. Nu tai norėjo vienas matomai. Reik 3 barų, nieko nežinau. Jau sausa dabar jau. Nu jo, va tas ir reikia jau sausai, reikia daugiau barų. Nes dar 17 ratai, tai iš viso. Viską pompa. Tai gerai, privažiuok prie manęs, aš užsikursiu ir One hour later. Jeigu aš, pavyzdžiui, čia driftinčiau, prieš išvažiuojant labai piktų. Labai piktų. Likos padangos, nieko nėra. Tai visą, ne? Nu bet tai kaip nenukrenta, tu man paaiškini. Čia tai pabandyk atitrauk. Blet, sunkiai tipo. Nu. Suprantik, zaibys. Jo, nu lemba, jo. Bet ir laiko, to. Nu, atrodo, biškai, kad klipa, bet iš tikrųjų čia numeriai tiesiog ploni. Jo, lemba, geras, tikrai geras. Prisijunkite prie mano Contribui bendruomenės ir gaukite išskirtinę prieigą prie turinio, kurio nerasite mano YouTube kanale. Tik Contribui rėmėjams skirtos live transliacijos, vaizdo įrašai. Tai testuosime Alpinos maksimalų greitį šiandieną. Nieko iš lempos neliko. Išskirtinė informacija ir dar daugiau įvairiausių priedų laukia jūsų. Tapkite rėmėjais ir būkite dalimi šios nuostabios bendruomenės. Nukopijuok QR kodą arba paspausk ant linko video description'e. Kažkas. Kas buvo? Kažkas buvo, nežinau. Taip kažkaip atrodo, dingo, blet, viskas. O, ką mes turim? Rodyk du. Opa. Tu gerai šitą rūną padarei, neina pasividėjo, ne? Ne, man striukiai Ach, išsiklausytas. Jam nieko nebuvo, aš nežinau, man tratau. Jam tai nieko nebuvo. Na, einam, apžiūrėt greit.
Antrą kartą tas pačias nori. Bent į tas pačias. Bent į tas pačias. Laimės piktas nebuvo. Piktas? Tolimai. Jam taigi nieko nebuvo, man atrodo. Lempa sveika, viską. O, tai ką čia man čia skaudžiausiai kursi. O čia, mane čia prispaust norėjai, ne? Perfektrūnas. Beveik. Žinai, trūko šiandien, bet... Gerai. Dabar čiučiut lašnoja. Šitas geras buvo. Neblogas. Kartok. Atvažiavom į veiksmą. Duoja 5. Ne, tas priekį pirmas važiuoti nemoka. Čia bus keturiese man taip atrodo. Suvažiavom, bet tai priekį visą su kapotą prie to pačio, nu... Ko jis stabdė, aš nesuprantu. Ne kad tas sustabdė tai kietamis, bet galvom visi keturiese varysim, nu palaikyk. Sėdant pizda kaip išsilenkia yra. Neįpis dar kartą. Gerai, viskas, laikaus atstumą. Atėjom čia sulindo. Reikės, nu pat atsitampysiam. Mane irgi atsikals kapotas, tu matai, kaip dubė kapotė. Tau taip sunkiau, nes pas tave ten gali ir užraktas, nu gal net nebeatsidaro to bagažinę. Atsidaro, nes pas mane užrakto nėra, pas mane ant tų klipsų. Nu, perdaryta pas mane žinai. Tai gal... Ja. Čia tai... Kodėl? Be lango
negali driftinti, ne? Jos visą mašiną, priekis visas, net šonas. Bišk baimė būk į tą pusę. Seniai, aš jo tiesiai į mane čia, bet gerai, kad gražiai nufilmavau, ne? Aš vos kameros iš rankų nepaleidau, nepamečiau. Niekas, seniai. Yra nufilmuota viskas. Bent jau bus įdomu pasižiūrėti kažkada. Oi, bus labai Įdomu bus pasižiūrėti. Tiesiai į mane! Tiesiai į mane buvo dužis. Jo, yra nufilmuota viskas, žinai. Vienas apsispirino, tada kitas ėjo tiesiai į jį, aš ėjau grinai šalia jo. Langą nebėra šiandien. Ir kaip per detaną, pro langą. A net langas išdūžo? Jo, tai viskas nebėra nieko. Aš pareinu kurvai tą postkį stiklų, žiūriu paklotę. Dar vat trupą. Ką, matei, stiklo postas. Vienio geras galas, ir kurtai. Stiklo postas. Tiesiai, kračiai mane langas, o taip išdūmė. Tai kas ten buvo, visai galą mačiau kas dar. Jau pjovė grybą, ne? Šiandien visą mašiną prikutė. Ne, to pusės veikia ir subinėsiu. Netgi ne per šiandien. A čia tavo dėdis? Taigi paskutinė trefkė buvo praeitą kartą, buvo, sakiau, nebevažiuokit. Aš negirdžiu nieko. Tai nusimauk tą šalmą! Nusimauk tą šalmą! Stiklas sudužo. Jo, jo. Nu ką, o tai va baigėsi. Dar nesibaigė, dar Ai, nesibaigė. O tai ką tu dar nori čia važiuoti? Tai aišku, kiek da valandų da yra. O tai... O, Kažką sumastysim. Zolkė gal kažkaip, nežinau, pažiūrėsim. o tai tu gali va taip važiuoti dabar? Su atidaryti ne. Nu tai taip, aš dėl to ir sakau, kad tipo... Kaip tu važiuosi dabar? Patvirtina, kad uždaryti negali. Su atidaryti negali. Ką tu su izolke nori padaryti? Čia? Nu. Čia tu galėtum su izolkė apvyniot tą visą čia tą langą uždaryti ir būtų sakys. Arba kokią plevelę užklijuot dar kažką. Kad tu neapviniosi. Kaip tu čia? Tu sėdėsi, neišlipsi. Čia nebėra, karo, čia tu. Bet tau reikia langą tą išdaužti. Išdaužti tą langą, tada galėsi aplink šitą apvyniot, tai... Ja. Aš tai nepergyvenu, pavyzdžiui, nu mašina susitvarkys, kame problema. Bet čia daug reikės tvarkyti, ne, tą langą. Ištraukinėti, įdėti. Nu, tas stiklus visus išsirbliuot, tada naują langą nusipirkti. Nebrangiai čia tas langas, bet veidrodėlį irgi naują reikės. Aš tai žinai, ką siūlau tau. Ai, o techniškai tvarkinga mašina, jeigu su izolkė, nu tu po gatvės gali važinėti, jeigu su izolkė yra. Ne, nu tada tai tada reikia langų. Nes aš galvojau, palikti su izolkė ir palikti. Ne. Irgi duris išėjusias visas. Duris buvo visas į gerai, tai čia dabar yra. Nu galą biškis su kuvalda iš vidaus atidaužė. Nu čia tai jo, čia tai įkalė normaliai. Bet tiek net tai jautis normaliai, nors...